Volkswagen komercinių automobilių paletė tikrai labai plati, bet nuo elektrinės e-karavelės keliaukime prie transporterio. Būtent naujasis transporteris ką tik pristatytas ir kas dažniausia būna svarbu ir įdomu pirkėjams, tai be abejo platforma, ar jis skirtas vežti tik keleiviams, ar ir kroviniams, tai aišku, kad ir tiems. Ir ar daugiau telpa krovinių, daugiau keleivių, ar daugiau galima krauti ant stogo ir kokios naujausios technologijos yra diegiamos naujajame modelyje. Tai iškart labai paprastas pastebėjimas. Dėl praplatėjusios krovininės dalies, nes ir visas kėbulas šiek tiek praplatėjo, jau čia nesunkiai telpa tarp šitų ratų arkų euro paletė. Anksčiau įtilpdavo labai sunkiai, o dabar labai lengvai. Na, toks matas labai objektyviai ir lengvai pamatuojamas. Galinės durys atsidaro 90. Na ir dar šiek tiek daugiau laipsnių. Daugiau ir nereikia, kaip paaiškina automobilio kūrėjai, nes privažiavus prie platformos, juk štai automobilio galų susigretinsi su platforma ir durys netrukdys įkrauti ar iškrauti krovinio. Taigi išvengta nereikalingų dalykų, bet padaryta tiesiog patogiau. Labai įdomi šita apsauginė dalis. Standartinėje komponuotėje ji yra iki arko. Papildomai galima užsisakyti štai ir aukščiau iki pat stogo. Šita medžiaga yra korinė, jinai pagaminta iš kelių sluoksnių, be abejo, tai ir tvariau, ir stipriau, jinai mažiau lūžta, yra lengvesnis, svoris taupomas komercinėse automobiliuose, tai yra labai svarbu. Dar viena funkcija, kurios transporteryje reikėjo jau seniai, ertmė prailgintiems kroviniams. Štai čia po priekinėm sėdynėm galima pakišti vamzdžius ar kažkokį kitą baldinę plokštę, sakykime, kurios ilgio galbūt neužtenka krovininėje dalyje. Galima pasinaudoti ir keleivių dalimi. Šviestuvai krovininiai daly taip pat labai svarbus klausimas. Štai čia priekyje turime LED barą, čia aišku jau yra prabangesnė šiek tiek versija. O jeigu yra montuojami ir laikikliai, turime dar 2 LED žibintus. Kaip ir e-karavelėje padeda elektra. Štai trukteli dureles ir jos toliau važiuoja pačios. Uždarant lygiai taip pat labai daug jėgos nereikia. Trukteli rankena, durelės nuvažiuoja ir svarbiausia yra ir pritraukėjas, kuris jas pritraukia. Prie kėbulo nereikia nieko rūpintis. Dar kalbant apie eksterjerą, pagal išorinės lempas, išorinius žibintus galima spręsti, ar čia yra labiau bazinė versija, ar šiek tiek prabangesnė. Prabangesnė turi specialų žibintų dizainą, vadinamąjį parašą. Volkswagen komerciniai automobiliai beje šiais metais švenčia 70-metį nuo pirmojo bulį, nuo T1. Transporter 1 jau praėjo 75 metai, jis nuriedėjo nuo konvejerio 1950 metais. Net aš dar nebuvau gimęs tais metais ir nuo to laiko be abejo pasirodė daugybė jums puikiai pažįstamų Volkswagen komercinių automobilių modelių, kurie tapo istoriniais, kurie iki šiol važiuoja į istorinių automobilių sąskrydžius ir T1, ir T2, na ir vėliau T3, T4. Čia jau turime 7 kartos generaciją. Man asmeniškai labiausiai norėtųsi turėti šitą Kaliforniją ir keliauti aplink pasaulį, ar į Dakaro ralį, ar į Pietų Afriką, nesvarbu. Nes iš tiesų Volkswagen komercinių automobilių vairovė didelė, gabenti krovinius, gabenti žmonės ir netgi nuvežti mus į poilsio vietą, kur nors į gražų gamtos kampelį. Na va, pagaliau suradau rojų žemėje. Oi, kaip čia būtų gerai pamiegoti, kur nors, įsivaizduojat, teka kalnų, bėga krioklys. Ir kemperiauji savo. Kemperiauji gamtos prieglobstyje, jokių viešbučių, jokio zyzimo po langais. Vien tik tu, gamta ir Kalifornija. O po šio pristatymo man Volkswagenas kvepės turbūt skania kava, gardžia kava. Senovė, bet su visom moderniom kavos gaminimo technologijom. Pasigrožėkite iš arčiau šitą Rocket Bean.